Sveiki pirmokai ir jų mamytės. Nuotolinė savaitė, nieko naujo mes neimsim, tik reikia prisiminti, ką mes sprendėm. Jūs gavot laiškutį su šita nuoroda ir su prisegtuke esančiais uždavinukais. Truputėlį prisiminkim, kaip sprendžiam, nes praėjo 3-4 dienos nuo paskutinės matematikos pamokos ir jau neretam galvoj vėjai švilpia. Štai čia yra keli pavyzdėliai ir mes juos kartu išspręsime. Žiūrėkime. Pirma lygtelė. X kvadratu lygu 25. Mums reikia sugalvoti, kokio skaičiaus kvadratas yra 25. Tokių skaičių yra 2. X lygu 5 ir x lygu -5. Kas nori, galima parašyti kur kas paprasčiau. X lygu plus arba -5. Štai. Abu užrašymo būdai yra vienodai galimi ir vienodai teisingi. Štai. Eikime prie antro pavyzdėlio. 3x kvadratu lygu 18. Kuo dabar šita lygtis skiriasi nuo pirmo pavyzdėlio? Va čia kažkoks trejetas voliojasi. Mums jis visiškai nereikalingas. Mes padalinam iš 3 abi pusės, tai bus x kvadratu lygu 18 dalinti iš 3 yra 6. Štai, dabar turime sugalvoti, kokio skaičiaus kvadratas yra skaičius 6. Tik nesakykite 3. 3 kvadratu tai ne 6, nes kvadratu tai reiškia 3 kart 3. Ir kokio skaičiaus kvadratu yra 6? Nelabai išeina. Tai mes tada rašysim taip, x lygu šaknis iš 6 ir x lygu minus šaknis iš 6. Arba dar greičiau buvo galima parašyti x lygu plus minus šaknis iš 6. Štai. Kažkurį užrašymą. Kurį pasirinksite, tas bus gerai. Štai. Trečias šiek tiek sunkesnis. Žiūrėkim, skaičiai yra 2. Dabar kol kas įsikalkim į galvą. Šitoj temoj taisyklė labai paprasta. Su x-ais į vieną pusę, o su skaičiais į kitą pusę. Su x-ais į kairę pusę, o skaičių vieta dešiniai už lygybės. Tai žiūrėkim. Minus x kvadratu, kur buvo, ten ir lieka. Štai. 11 buvo ir lieka, o 5 šoka į kitą pusę ir pakeičia ženklą. -5. Sprendžiam toliau. Minus x kvadratu lygu, kiek čia, 6. Ar jau tvarkelė, ar jau galim traukti šaknį? Tikrai ne. Mums trukdo šitas minusas. Va štai šitas, violetinis. Kaip jį nunaikinti? Padalinam iš -1. Čia toks minusas kreivas. Ir čia mes rašom, kad padalinam. Tai bus x kvadratu lygu -6. Ir žiūrėkim. Pažiūrėkim į prieš tai buvusi pavyzdį ir pasakykim, ar atsakymai bus tokie patys. Ne, čia -6. Kokį skaičių keldami kvadratu gausim -6? Minuso skaičių keldami kvadratu gauti negalime. Čia kažką mums bando apgauti. Kaip mes tada rašom? Mes rašom arba 2 žodžius sprendinių nėra, arba rašom va štai šitokį perbrauktą burbuliuką. Kreivas gavosi. Burbuliukas turėtų būti va toks. Vis tiek kreivas. Nieko tokio. Važiuojam toliau. Kitas uždavinukų tipas. O jau ir x kvadratas ir x. Prisimena dainelę su x-ais į vieną pusę, be x-ų į kitą pusę. Va čia šito -2x turi nelikti, jų vieta va šitoj pusėje. Tai mes minus x kvadratą perrašom
buvo minus 2x, tai bus plus 2x, jis peršoko per lygybę, lygų ir kasgi liko? Nieko neliko, lygų 0. Dabar čia yra tas kitas tipas uždavinukų pagal 4 pavyzdį, kaip mes tardavomės. Čia jau šaknų nereikia traukti, čia jau x reikia išsitraukti prie skliaustus. Išsikelt. Rašau x. Dabar va čia, jeigu kam neaišku, galit prisirašyti 1. Tai bus minus 1x ir kas liko iš 2x, liko 2. Toliau ten mūsų dainelė. X lygų 0, arba 0 čia toks kreivas, arba minus 1x plus 2 lygų 0. Štai, žiūrėkim. Štai čia jau atsakymas, čia jau viskas, čia mes išsprendėm, o šitą dar reikia išspręsti. Vėl su x-ais į vieną pusę, minus 1x paliekam, dvojkė turi keliauti dešinę pusę, ten jos vieta. Tai bus 0 minus 2. Aš perkelsiu šitą kampą. Minus 1x lygų 0 minus 2 bus minus 2. Ar jau tvarkelė? Ne. Va šito minus 1 neturi būti. Minuso neturi būti. Vienetas galėjo būti. Minus 1 ne. Tai dalinam iš minus 1. O, kaip žmogeliukas gavosi. Tai bus x lygų 2. Ir štai čia yra antras atsakymas. Gavom 2 atsakymus. Aš juos pabraukiau salotinę spalvą. Arba beveik salotinę. Štai. Dabar mokytoja parašė ne pavyzdžius, bet tai, ką norėtų akcentuoti. Vaikai dažnai painiojasi. 3 panašios lygtytės, tik truputėlį skiriasi. Tai minusų, tai vienu skaičium. Taip. Pirma lygtytė. Kai yra kvadratas, tai ir atsakymai bus 2. Čia kaip mes rašydavom? X lygų arba plus 2 arba minus 2. Štai va taip. Kai čia kvadratas, 2 atsakymai. Kai yra kvadratas lygus minusiniam skaičiui, taip nebūna. Sprendinių nėra. O va dabar, kai yra x, tai yra x pirmuoju, jokių būdų negalima rašyti x lygų 4 ir x lygų minus 4. Vaikai, čia yra baisus siaubas. Va čia pirmuoju, jau jokios šaknies nereikia traukti ir lygties skaldyti 2 nereikia. Čia jau išspręsta. Tiesiog x lygų 4 ir viskas. Taip, ir paskutinė skaidrė. Štai. Čia yra taip parašyta, kas iš jūsų bus prašoma atlikti šiandien. Pirmadienio darbas. Ir pirmokam B-kam, ir pirmokam C-kam. Pamokyti yra pirmadienį. Prisegtukas yra prie laiško, su kuriuo jūs gavote šitą nuorodą. Toliau viskas labai aiškiai parašyta. Neišsigąskite, kad ir visų uždavinių neišspręsit. Sunkesnių uždavinių aptarimas bus kitame video, kitos pamokos video. Viskas čia surašyta, zuikiai sprendžiat ir siunčiat nufotkinę savo darbelį. Gal ir pasirodys šaunu nespręsti, nedirbti, kaip praeitą savaitę nuotolinė buvo, bet mokytoja bandys kažkaip gudrauti ir nepatariu nespręsti, brangieji. Nors dalį uždavinukų. Tiem, kam sunkiau sekasi, tie, kas nori gero pažymio, prašom visus. Sėkmės darbe, sunkesnių uždavinukų aptarimas bus kitame video. Iki.